Taip, treneri, ko trūko šiandien jūsų komandai, kad būtų pasiekta pergalė? Pirmiausia, galbūt labai trūko Gedimino. Tai yra pirmas dalykas, nes Gediminas buvo žaidėjas, kuris buvo labai svarbus mūsų komandai. Pirmiausia, atako iš antros linijos. Jis buvo greitas žaidėjas ir prieš tokį užtvarą, pavyzdžiui, kaip stato VGTU, aukšti žaidėjai, dvimetriniai, be abejonės reikėjo greito žaidimo. O Gedimino trūkumas lėmė tai, kad mūsų puolėjai dažnai žaisdavo prieš trigulų, prieš daugų užtvarą ir jų puolimas buvo neefektyvus. O tai principė, tai yra vienas turbūt pagrindinis veiksnys. Antras veiksnys turbūt labai prastai priminėjom ir žaidžiant su toj komanda, kuri gerą užtvarą, pirmoje eilėje lemia geras priėmimas ir, kaip sakant, jungiančio žaidimo įvairovę, jungiančio žaidėjo, kuris sugeba gerai paskirstyti kamuolius, išvesti ant vienos užtvaros. Tai mums trečioji partija, kai akimirka pavykdavo ir tikrai tada puolimas labai pasiteisindavo. Bet tokios bereikalingas klaidas, kad ir, pavyzdžiui, pirmoji partija, kada vedėm 2 taškais ir galo 20-18, ten Mindaugas nepadavė, dar kažkas nepadavė ir išgavo 4 klaidas. Silpnukai sužaidė laisvas gynėjas Gilbertukas, turint omeny po kelionių, po lygos, jo žaidimas nebuvo toks efektyvus, bet tai turbūt turėjo irgi didelis reikšmės. O kaip vertinat Luko Každailio žaidimą? Skaitau, kad sužaidė labai palyginus neblogai, labai stengėsi, labai patenkintas to, kai jis nepasimėtė pirmiausiai. Galbūt visgi, jeigu aš būčiau jungiant žaidėjas, aš būčiau sugebėjęs į daugiau įvesti žaidimą, nes pagrindiniai žaidėjai, tiek Donatas, tiek Vytenis buvo gerai saugomi ir galbūt to žaidėjų įvedimas būtų pavykę galbūt praplėsti žaidimą ir būti efektyvus. Reikėjo jam duoti lošį, nes taip Lukas puolime tikrai yra neblogas ir skaitau, tai aišku ne Gediminas, jam reiks daug dar dirbti. Tačiau tai vienas iš žaidėjų, kurį jau galim statyti pagrindinį šešetuką, jis jau tinka prie aukščiausios lygos komandų, ypač padirbėjus už 2-3 mėnesių. Man atrodo, tas žaidėjas turėjo tikrai sėkmingai žaisti. Ir rytoj laukia rungtynės prieš Ąžuolą. Kokios prognozės? Kaip mums būtinai reikia laimėti, jeigu mes norim patekti į ketvertuką. Šis pralaimėjimas, jeigu mes rytoj pralaimėtume Vilniui, be abejonių tada reikia sudaryti tiek Ąžuolas, tiek Panevėžys ir mes turėtume panašius taškus ir laukia tikrai sunkias rungtynės ir su Flamingu, ir su Šiauliais, ir taip pat su Vilnium. Taip kad mums šitas rungtynės labai svarbios. Pergalės atveju mes galbūt jau būtume netoli šeštuko ir aišku, tai yra ketvertuko ir labai svarbu rungtynės bus čia su Panevėžiu. Nes tada galbūt irgi reiškia pavyktų į ketvirtuką. Ketvirtukas bus matyti, galbūt komanda pagerins savo žaidimą. Aš tikiuosi, kad galbūt jau ir Lukas pradės žymiai geriau žaisti, Gilbertukas turėtų. Visgi jauni žaidėjai ir, kaip sakant, laikas yra jų naudai. Bet visumoje, pavyzdžiui, kaip šiandien rungtynės, tikrai Vilniaus komanda atrodo labai įspūdingai, už stalų gėdimį, labai sėkmingai žaidė Mantas, nes Šuklys labai gerai vadovavo žaidimui, geri perdavimai aštrus ir pavyzdžiui, jo žaidimas man labai patiko. Kiek nustebint taip pat ir Andriulio žaidimas, nes tikrai sužaidė gan sėkmingai, agresyviai iš antros linijos, smūgiai stiprus į galinę liniją, kas yra labai efektyvu. Ačiū.